pedagoginė pusė man tada labiausiai rūpėjo, nes aš jau žinau, kad norėčiau studijuoti vėliau šokį, nežinau nei kur ir kaip, nei kaip ar išeis. Lankiau bendrinę mokyklą, Žvėryno gimnaziją, tai man šokis nebuvo reguliari praktika tada, ar aš labai stengiausi tada visur, kur tik išeidavo eiti, bandyti gauti informacijos, žinių, patirčių. Tai šitą momentą daugiausiai prisimenu tokį kaip labai motyvuota, dar viskas buvo daug naujų dalykų buvo. Atsimenu, labai buvo ryški patirtis, nes tada labai daug išmokau per gana trumpą laiką ir tuo pačiu buvo gana sunku, nes aš neturėjau dar tiek, jis gana buvo techniškas ir aš neturėjau tiek, kiek prisimenu tada dar žinių. Ir tai aš stengiausi kuo daugiau viską sugerti ir pasimti, kiek išeidavo. Tai buvo gana tokie pirmieji kūrybiniai žingsniai, tai taip tikrai intuityviai, nebuvau susirūpinus labai ties galbūt visais sprendimais, ar kad turi būti gerai, ar kad turi būti labai ten techniška. Aš tada, nežinau, kai pagalvojau, gana drąsiai man jaučiausi, kad pabandysiu, parodysiu, buvo svarbu rodyti, pasidalinti, patirti, nebuvo svarbu, kad tai turi būti labai gerai, nes aš kažkaip jaučiau palaikymą, kad tai buvo erdvė rodytis arba pasidalinti. Aš gana laisvai jaučiausi, kad buvo erdvė kūrybai įvairiai ir kad nebūtinai tai turi būti vienaip ar kitaip. Galbūt bičių erdvė buvo tokia labai atvira tuo metu. Labai pasikeitė nuo to momento, kaip jaučiausi tuo 11, 12, 13 laikotarpiu. Dabar aš daugiau galvoju kaip kūrėja apie panaudosiu gal žodį spektaklio kontraktą su žiūrovu. Tai reiškia apie tai, ką spektaklis bando ištransliuoti, ir aš tai priimu kaip atsakomybę. Nelengvai galbūt tai priimu, nes aš galvoju labai daug apie ne tai, kas intuityviai gaunasi, bet tai, ką būtų svarbu ištransliuoti ir kaip ištransliuoti. Ypač, kad pavyzdžiui, kai spektaklis arba tas šokis gali teisingai galbūt paklausti klausimų žiūrovui, bežiūrint spektaklį, ar ne, arba kai gali sukurti asociacijas konkrečias. Man tada būna patys svarbiausi momentai, kai aš galiu pagalvoti apie tai, kaip tas darbas, kaip tas spektaklis kuria asociacijas žiūrovui. Ir tu niekada nesi pilnai kontrolės būsenoje, nes be abejo, galbūt tos asociacijos nuo manęs nepriklauso, tai priklauso nuo kiekvieno žiūrovo ir nuo jo patirties, bet man labai įdomu ta erdvė, kad kokius momentus pats darbas galbūt įžiebs atmintyje žiūrovo. Ar tai be abejo ir yra ir per galbūt konkrečius tuos visus referensus, kaip sakom, arba visai kartais intuityvius prisiminimus, kurie galbūt visiškai yra apie tai, ką aš nepagalvojau bekuriant, bet jie irgi labai svarbus. Tais metais, kai aš neturėjau reguliarių šokio pamokų ir atrodo, galbūt ir buvau tuo pačiu, gal irgi tai buvo daugiau negu prieš 10 metų, tada ir tas galbūt ir pats šokio supratimas, manau, labai pasikeitė, ne tik asmeninis mano, bet ir galbūt bendruomenės, nes tada dar atrodo, kad tai tas galbūt klasikinis
techninis priėjimas jis yra vienintelis ir svarbus, pavyzdžiui, baleto pamokos ar ne šokėjams, arba kai kurie šiuolaikinio šokio repertuarai, kadangi aš nešokau reguliariai, aš buvau per jauna dar studijuoti ir buvo tik tai Čiurlionio mokykla, kuri buvo labai klasikinė, nelabai buvo kur reguliariai mokytis šokio jau taip pilnai, tai aš apie tai labai daug galvoju, kokios reiktų disciplinos, kokia turi būti technika, kad tu galėtum tada jau profesionaliai dirbti. Manęs dar tada ir tada net nepriėmė paskutiniai 12 klasėje į Čiurlionio mokyklą, kas irgi tada atrodė buvo labai svarbus momentas, kad tai buvo galimybė, bet ne kitos, nors iš tikrųjų gal po metų visai kitos galimybės atsivėrė ir taip ir turėjo būti, kai pagalvoju. Kai pradėjau studijuoti bakalaurą čia Šveicarijoje, tai mes turėjom labai skirtingų priėjimų prie šokio. Mūsų reguliari technikos pamoka buvo ne baletas, o kovos menai, Shaolin kinietiški kovos menai. Ir, pavyzdžiui, baleto būdavo workshopai, kaip ir, pavyzdžiui, improvizacijos workshopai. Tai nebuvo kažkas, kas turėtų būti vienintelė disciplina šokėjai. Ir man tai labai atvėrė irgi akis, kad šokėjas tai mūsų kūne, kiek mes galime prikaupti patirčių, turėti įrankių ir būti nepriklausomi po to kūrybinėme procese, bet nebūtinai įvaldyti specifinę techniką arba kokius ten, nežinau, Ana Tereza Rozės repertuarą būtinai, kad reiktų išmokti ir tada jau tu jau būsi profesionalas. Tai man šitas labai greitai pasikeitė, kai aš pradėjau studijuoti, kad nebe konkreti technika yra svarbu. Tai, o daugiau svarbu mąstyti kūnu ir ne tik kūnu apie šokį ir kaip galima susipažinti ir prieiti prie kūrybinių procesų, kuo atviriau. Tie 3 metai man labai buvo iš tikrųjų svarbus. Įsigilinti tai, kas man sekėsi geriau ir kas man labiau patiko, negu, pavyzdžiui, bandyti būtinai įvaldyti kažkokias ten šokio technikas. Man net ir nepasidarė nebelabai įdomu jau tas asmeniškai šokis, kuriam reikėjo būtinai tokios technikos, kuri buvo pripažinta. Aš labai tada bandžiau gilintis į socialinės kažkokias temas arba į tuos menininkus, kurie bandydavo kalbėti ne apie formą tik tai arba ne apie kažkokią įveiklinti techniką kokią, bet daugiau, kad kūnas buvo tik priemonė kalbėti apie tai, kas rūpi mums plačiaja prasme. Bandau į tai kitaip net žiūrėti, daugiau šokį kaip į socialinę praktiką, kuri jau yra iš savęs mūsų visuomenėje gyva. Tai dabar yra labai daug poreikiai, daugiau struktūrizavimo, bendrystės, ilgalaikių ryšių, partnerysčių ir suprasti galbūt, kaip kūryba, kaip dabar turi kisti kūryba, kad jinai kuo daugiau galėtų galbūt išpildyti reikmes. Pavyzdžiui, aš pradedu dirbti su jautriomis socialinėmis grupėmis. Mes dabar pavyzdžiui, su Šiuolaikinio šokio asociacija Šveicarijoje mes dabar galvojam apie tai, kaip, pavyzdžiui, į šokio namus, kurie yra tikrai institucija reprezentuojanti šokio menininkus, kūrėjus, kaip daugiau pritraukti žmonių su bendruomeniu, su skirtingomis patirtimis, kurios nebūtinai turi tuos pačius galbūt mūsų normatyvus ar kodus, ar net kad ir į patį šokį dar žiūrėti jau nebe iš istoriškos pusės, kad šokis turbūt vienoks ar kitoks, techniškas arba primenantis kažkokius repertuarus žinomų choreografų ar ne, bet kad šokis daugiau
galėtų atspindėti mūsų dabartinės socialinės grupės, patirtis, problematikas. Tai man dabar tai labai įdomu, galbūt daugiau ta socialinė erdvė ir kaip šokis gali padėti arba išpildyti kažkokius mūsų socialinius klausimus, problemas, priėjimą prie struktūrų, kaip, pavyzdžiui, šokio namai galėtų prisidėti prie bendruomenių gyvenimo, pilnavertiško gyvenimo. Oi, koks platus klausimas, nes iš tikrųjų kiekvienam darbui buvo konkretus skirtingi dalykai, bet galbūt patirtys, gyvenimo patirtys, sakyčiau. Ir neišspręsta net ir kurios neišeis išspręsti problema, kuri man yra įdomi ir kur atrodo ten yra tiek daug neteisybės, kad apie tai reikia kalbėti.